Šiandien startuoju kelionę į Kroatiją. Pirmas taškas yra iš Vilniaus, reiškia, į Brno, Čekiją. Atstumas apie 1100-12 valandų kelionės, plus sustojimai. Išvažiavus 4 ryto, būsim apie 5-6 vakare. Planas toks. Kelionės pradžia. Startavome 4 ryto. Pravažiavome apie 70 km, miestelį Grajevo. Užsipylėm kuro, užtenka bako maždaug 300 km. Ir dabar mūsų laiku 8 ryto, tai yra 4 valandas praėjo, kai mes čia davažiavom. Kita stotelė bus kažkur prie Varšuvos. Tęsiam kelionę į Kroatiją iš Vilniaus. Įvykti dar 270 km. Už Varšuvos užsipyliau dar dujų 44 litrus ir sekantį stotelę jau arčiau pasienio su Čekija už 3 valandų. Dabar Lietuvos laiku 11 ryto, Lenkijos laiku 10 ryto. Tai vat, startavau šiandien 4 ryto. Kelionė iš Vilniaus į Kroatiją, įvykėm dar 250 km. Jau pravažiavome apie 800, esam netoli pasienio su Čekija, važiuojam link Brno miestelio, kur bus pirmoji nakvynė. Įpylėm dar 44 dujų litrų ir iš nemalonių naujienų užsidegė čekas. Stebėsim, kas bus toliau. Dabar liko 250 km iki Brno. Palinkėkit man sėkmės. Kelionė Vilnius, Kroatija. Pirmas sustojimas yra, pirma nakvynė yra Čekijoje Brno mieste. Per šiandieną įveikiam nuo 4 ryto iki 6 vakaro, Lietuvos laiku čia yra 5 vakaro, 1050 km. Daiktus jau susinešėm ir dar turim visą vakarą pasigrožėti senamiesčiu. Viešbutis yra prie pat senamiesčio ir eisim ten pėstute. Tai va, šiandien tiek. Rytoj lauks kelionė jau iki pačios Kroatijos, iki Zadaro miesto, o tiksliau iki kanjono. Kelionė automobiliu iš Vilniaus į Kroatiją. Šiandien pasiekėm pirmą savo tikslą, Brno miestą Čekijoje. 14 valandų kelionės. Viešbutis Čekijoje 4 asmenim kainavo 165 eurus. Kūras, tai yra dujos, 120 eurų. Čekijos reiškia mokestis už kelius. Tiesa, jį reikia internetu užsakinėti. Kainavo apie 11. Bendrai, neskaitant alaus ir maisto, šios dienos suvestinė yra 300 euriukų. Dabar apie Brno. Tikrai fainas miestas. Pradžioj priminė kažkiek Vilnių, bet jau kai pasiekėm patį centrą, labiau primena Prahą, galbūt kažkiek Vieną. Tikrai rekomenduoju pakeliui į Kroatiją užsukti šitą miestą. Tai rytoj laukia kelionė jau į pačią Kroatiją. Keliauju iš Vilniaus į Kroatiją automobiliu. Šiandien buvo pirmoji nakvynė Brno mieste Čekijoje, maždaug pusiaukelėje. Pravažiavome apie 1050 km. Liko dar nepilni 800 ir startuojam iki 9 ryto ir planuojamas atvykimas 6-7 vakare. Pasižiūrėsim, ar pavyks. Pusryčiai buvo puikus, miestas patiko ir važiuojam toliau. Kelionė Vilniaus Kroatija. Startavom šiandien 9 ryto iš Brno. 50 km mes jau buvom Austrijoje, nusipirkom vinietį 13 eurų ir po 220 km esam kažkur kalnuose. Austrijoje sustojam trumpai pertraukai. Ir
Kūrų nesipilam, nes Austrijai dujų nėra. Mano mašina varoma dujom. Iš anksto pasirūpinau benzinu dar Lietuvoje už €40. Ir pasižiūrėkit, kiek kainuoja kūras Austrijoje. Dujų čia nėra iš principo. O benzinas, tokia kosminė kaina. Dar kas sakys, kad Lietuvoje brangu. Stotelė jau bus ant pasienio su Slovėnija už 150 kilometrų. Ir Seminijete. Keliauju automobiliu iš Vilniaus į Kroatiją. Antra kelionės diena ir mes jau pasiekėm Kroatiją. Pirmoji nakvynė buvom Brno. Šiandien 2 valandą kirtom Slovenijos sieną, o 2:30 jau buvom Kroatijoje. Taigi dabar 4:30 pravažiavom Zagrebą ir liko 2,5 valandos, 2,5 kilometro iki šalia Zadaro esančio miestelio, kur bus mūsų nakvynė, pirmoji nakvynė Kroatijoje. Apie finansus kiek vėliau, kai davažiuosiu, paskaičiuosiu kiek ko reikėjo. Tai va, dabar laikas papietauti ir toliau tęsiam kelionę. Tai ką, pasiekėm kanjoną prie Zadaro miestelio. Labai gražu. Antroji diena kelionės Vilniaus Zadaras. Šiek tiek išvargom. Šiandien atkeliavom iš Brno iki nedidelio miestelio prie Zadaro. Miestelis tarp kalnų dabar nesimato, jau ganėtinai tamsu. Gana ramus, paprastas toks, tiesiog nuėjom, suvalgėm picos. Ir dabar trumpai apie suvestinę finansinę, kiek mums kainavo antroji diena. Tai yra kūras apie 100 eurų nuo Brno. Toliau vinjetė Slovenijos 13 eurų. Keliai mokami, praktiškai visur mokamais važiavau, reiškia, Kroatijoje 7 plus 17 ir bendrai 38 eurai. Toliau viešbutukas 4 asmenim kainavo 220 su pusryčiais ir ko gero tiek. Bendrai išeina apie 350-360 eurų antroji diena su nakvynė. Aišku, neskaičiuojant vakarienės ir kitų maistų išlaidų. Kelionė Vilniaus Kroatija automobiliu. Rytas prasideda maudynėm Kriokliuose. Anupis Rzumnaja netoli Zadaro. Labai graži vieta. Mums čia nuo viešbutukų 15-20 minučių kelio buvo automobiliu. Didžiulė aikštelė, dabar mes iš pačio ryto, tai žmonių nėra. Neįsivaizduoju, kad čia vis per pietus, nes didžiulė aikštelė ir čia yra ir kemperių, faina vietelė. Ir svarbiausia, kad čia galima maudytis, prie Krioklių labai gražu ir įspūdinga. Kelionė Vilnius Kroatija. Trečioji diena 13:00. Išsimaudėm ryte Kriokliuose ir arčiau 12 valandos temperatūra buvo jau 3,6-3,8 laipsniai rodė ir pasidarė karštoka. Pabėgom, žmonių tiesa irgi padaugėjo, lyginant su pačiu ryto. Tai dabar pabėgom į miestą, supratom, kad mums trūksta maudinukų, akinukų
Na ir šiaip jau laikas keltis į viešbutį, užsiperkam maisto ir važiuosim po pietų kažkur į jūros paplūdimį. Tai tiek. Vilnius, Kroatija, 3 diena, mes jau Zadare. Planavom važiuoti prie jūros po pietų, bet keičiasi planai, važiuosim ryte, nes dabar žiauriai karšta ir jokia jūra nepadės atsiaušint. Kadangi mes netoli centro, tai kokių 15-20 minučių, einam pėstutę į centrą, pasižiūrim, kas ten gero, kokių suvenyrų nupirksim. Tai einam. Kelionė Vilnius Zadaras, 4 diena, 9:30 ryto. Puikiai nuotaika, puikus oras. Tai iš čia laksto. Gruodžis koks. Atvažiavom į paplūdimį netoli Nin miestelio, apie 20 minučių nuo Zadaro. Parkingas kainavo 10 euriukų, paplūdimys nemokamas. Fainas, labai gražus. Einam maudytis. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Kelionė Vilnius, Kroatija. 4 diena. Paplaukiom jūroj. Labai gražus paplūdimys su nedideliu skardžiu. Paplūdimys įsmėlėtas, kas yra tikrai rytinybė Kroatijai. Tai parodysiu. Labai fainas, puikus. Dabar laikas papietaut ir važiuosim. Paieškosim, šalia yra nemažai paplūdimių. Kokį dar vieną. Keliauju į Kroatiją su šeima automobiliu. 4 diena. Esam miestelį Nin. Po paplūdimio dabar 1 dienos. Nusprendėm papietaut. Kainos maždaug tokios, kad patiekalai tokios kaip pasta, pizza, gal burgeriai prasideda nuo 12 eurų. Jeigu norite kažką iš jūros gėrybių, tai už patiekalą teks pakloti apie 20-25 eurus už porciją. Gėrimai, kas ten bebūtų, vidutiniškai apie 4 eurus. Ir ledai ten po 3 už rutuliuką. Nu, visa kita kaip įprasta. Tai ką, einam pietaut. Keliauju po Kroatiją automobiliu, šiandien 4 diena. Grįžtame iš paplūdimio, užsukome parduotuvę ir prabėgau pro lentynas parodėt kainas. Gal kam bus įdomu. Tai varom pasižiūrėti. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Kelionė į Kroatiją automobiliu. Šiandien jau 5 kelionės diena. 3 nakvynės turėjom Kroatijoje, iš jų 2 Zadare. Ir šiandien jau važiuosim į 4 apartamentą. Yra Vir miestelė, saloje, 30 km nuo Zadaro, prie jūros. Nu, pasižiūrėsim. Daug aplink paplūdimių. Šiandieną visą dieną deginsim, maudysimės ir tokie yra planai.
O dabar norėčiau parodyti kelis vaizdelius iš vakar Zadar miesto. Buvom išėję vakare pasivaikščiot. Žiūrim. Kelionė automobiliu į Kroatiją. Jau 5 kelionės diena ir šiek tiek turim patirties su viešbučiais ir apartamentais. Tai kas liečia kainų, gal kam įdomu bus, pirmoji nakvynė netoli Zadaro miestelį buvo nedidelis viešbutukas, 4 asmenų šeimai kainavo 220 eurų su pusryčiais. Pačiam Zadare 15 minučių pėstute iki centro, apartamentai, vėlgi 4 asmenim, aišku, be pusryčių kainavo 300 eurų, nors čia kaina tokia mizirinė, nes dauguma buvo realiai nuo 400-500, bet pavyko rasti ir už 300. Ir bus dar viena nakvynė, 4 Vyr mieste. Radom apartamentą vienai dienai, kainytė 160 eurų. Tai tiek apie kainas. Atkeliavom į Kroatiją automobiliu. Šiandien 5 kelionės diena ir norėčiau jums parodyti vieną paplūdimį. Jis yra netoli Zadaro, 30 kažkur nepilni kilometrai, Min miestelyje. Paplūdimys iš tikrųjų primena Baltijos jūrą. Yra kopos, yra vandens iki kelio, didžiulis paplūdimys. Mums tai, sakyčiau, nelabai patiko, bet jis labai puikiai tinka tiems, kas turi mažų vaikų. Nes tiesiog ramu, labai iš tikrųjų daug šeimų su mažais vaikais atvyko apie paplūdimį. Vienintelis dalykas, ko ten trūko, tai skėčių. Kaip norėjom išnuomot, nuomų nebuvo, o patys nepasirūpinom. Tai po atvirą saulę daug išsėdėti nepavyko, bet kas jau ne pirmą kartą, ko gero važiuoja, tai žino, tai prisirinkę ir palapinių, ir skėčių, ir tikrai praktiškai vaikų paplūdimys. Vaikams tai rojus. Tai pasižiūrėkime. Vilniaus Kroatiją automobiliu. 5 kelionės diena ir 4 nakvynė Kroatijai, ko gero bus paskutinė, nes jau rytoj planuojam startuoti link Lietuvos. Šį kartą apsistojom Vyr miestelį 30 km nuo Zadaro miesto, tai yra saloje. Apartamentai va čia, prie pat paplūdimio, prie pat jūros, labai graži vieta. Ir einam maudytis. Atkeliavom į Kroatiją automobiliu. Šiandien yra 6 kelionės diena. Ir 4 nakvynės turėjom Kroatijai. Paskutinė nakvynė yra Vyr miestelėje. Apartamentai praktiškai prie pat jūros. Kaip be būtų gaila, bet tenka ruoštis kelionei namo. Ir šiandien startuojam. Ir sekantį nakvynę bus Budapešte, Vengrijai. Girdėjau, kad gražus miestas, ir būtų įdomu jį aplankyti. Tai nakvynė bus tenai. Tai ką, pabandom išsimaudyti dar paskutinį kartą ir startuojam. Keliaujam automobiliu į Kroatiją, tiesa jau iš Kroatijos link Lietuvos, 6 kelionės diena. Ir
Startavom ryte apie 8 ryto ir apie 12 jau esam Kroatijos ir Vengrijos pasienį. Piluosi kūrą ir šiandieną nakvynė mūsų laukia Budapešte. Dabar kas liečia kainų, norėčiau parodyti, bet kažkaip nerandu to standuko, kad nufilmuot. Bet žinau, kad piliausi dujas Kroatijoje ir kainos buvo nuo 79 centų iki 84 centų. Važiuojam iš Kroatijos į Lietuvą per Budapeštą. Prieš pusvalandį dabar 14:00 skirtom Kroatijos ir Vengrijos sieną. Ir šiek tiek mane nustebino, kad kirtus sieną, žinojau, kad reikia pirkti vinietę, bet vinietės nebuvo kur pirkti. Teko nusukinėti nuo kelio ir ieškoti artimiausios vietos, kur galima ją įsigyti. Vinietės dienos kaina 10 eurų, bet dienos galiotų iki vidurnakčio, kadangi mes išvažiuojam ryt, tai teko pirkti savaitės už 21 eurą. Nežinau, gal internetu galima buvo, bet čia ryšio nėra, o iš anksto nepasirūpino. Tai va, sustojom, nupirkom vinietę ir tęsim kelią toliau iki Budapešto. Nuvažiavę 100 metrų, pasukti dešinėn. Keliaujam iš Kroatijos namo ir dabar atvykome į Budapeštą. Budapešte turim vieną nakvynę. Čia ir viešbutis, Varalja Home vadinasi. Šiek tiek buvo kvestų su parkavimo aikštelės apmokėjimu, nes centų vietinių neturim. Pagal QR kodą nieko nedavė, o recepšinė siūlė atsisiųsti vieną apsą, kuriam nebuvo Lietuvos, kad galėčiau pažymėti. Po to suradom kitą apsą, kurį instaliavom ir apmokėjom parkingą, kurį reiks mokėti kas 3 valandas, kur yra mokamas valandas. Tai vienu žodžiu, apsimokėjom čia parkingą, apie 2000 tų vietinės valiutos, nežinau, tai už 3 valandas. Nu, išsiaiškinsim, kas čia per vietinę valiutą, šiaip įdomu buvo atvažiuoti, nieko neplanavom ir pirmą dieną čia, tai matysim, kaip seksis. Tai va, pailsim ir einam į miestą. Grįžtame iš kelionės į Kroatiją automobiliu. Šiandien 6 kelionės diena. Ir važiuojam per Budapeštą. Sustojam Budapešte vienai nakvyniai. Dabar apie 7 vakaro išėjom pasivaikščioti miestą. Pirmas punktas yra žvejų bastionas. O toliau pasižiūrėm, kas yra daugiau. Ten. Numbers and figures, pulling paradise apart. Lessons of science, science and progress. Don't speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and haunt me. For when I rise to the stars. Circus, chasing the tails, holding them back as we are. Šiandien yra 7 mūsų kelionės diena. Važiavom į Kroatiją, dabar grįžtam per Budapeštą. Buvo nakvynė Budapeštą, viešbutyje prie pat senamiesčio. Vakar pasivaikščiojom po miestą, galvojom, kad mums mažoka. Dar šiandien ryte išėjom tęsti kelionę. Iki pietų pasivaikščiosim ir važiuosim toliau sekančiai nakvynį į Krokuvą. Dabar porą žodžių apie praeitos dienos kelionę. Važiavom iš Kroatijos, iš Zadaro iki Budapešto. Kuro man kainavo apie 100 eurų. Kelių mokesčiai Kroatijos apie 23 eurai ir Vengrijos vinietė 21 euras. Na ir viešbutukas 120 euriukų. Tai viso išėjo su viešbutuku apie 270 eurų. Tai va, tokios išlaidos vakar dienai. O dabar einam dar šiek tiek pasivaikščiot po Budos pilį.
Grįžtam iš kelionės Vilniaus Kroatija. Važiavom per Budapeštą, dabar 7 diena. Ir iš Budapešto važiuojam nakvynį į Krokovą. Žinokit, to nesitikėjau. Atstumas nuo Budapešto iki Krokovas apie 400 km. Ir pagal dabartinį planą aš tus 400 km įveiksiu per 8 valandas. Ir įdomiausia, kad tai yra su automagistraliam. Pirkau vinjetę ir žinokit, tokių automagistralių nesu matęs. Bent jau navigacija rodo, kad čia yra automagistralė. Važiuoja per visus kaimukus, tengių yra 100, po to daugybė remontų, kur greitis sumažėja iki 20-30 km per valandą. Na, žinokit, baisesnių kelių nematęs. Tai dabar šiam momentu esu 6 valandas kelyje ir įveikiau 280 km. Tai va, pailsim ir važiuojam toliau iki Krokovos. Baisu tiesiog. 8 kelionės diena, grįžtam iš Kroatijos ir 8 dieną atsidūrėm Osvencime, Aušvice, koncentracijos stovykloje, memorialiniam muziejui ir bilietukai kainavo 4 asmenim apie 100 eurų, parkingas apie 5 eurai ir pats turas apie 4 valandas bus. Tai einam pasižiūrėti. Šiandien grįžom iš kelionės į Kroatiją automobiliu. Kelionė tęsės 8 dienas, buvo 7 nakvynės. Pirmoji nakvynė Čekijoje, 4 Kroatijoje, 1 Vengrijoje ir Lenkijoje. Pravažiuota 4000 km ir tai man kainavo. Mašina varoma benzinu ir dujom, 5,5 litro varikliu, apie 500 eurų. Toliau kelių mokesčiai per 7 šalis. Tai yra Lenkija, Slovakija, Slovenija, Čekija, Austrija, Kroatija, Vengrija. Bendroj sumoj apie 105 eurus kainavo. Toliau žiūrim nakvynės. Nakvynės užsakinėjau per bookingą. Tai pagal išklotinę man gavosi 1116 eurų. Ir ką mes turim dabar, kelių mokesčiai su kūru 600 eurų, nakvynės 1116 ir kartu be maisto apie 1800. Toliau maistas skaičiuojant galima ir suklyst, bet priimčiau, kad nuo 100 iki 150 dieną išleisdavau pramogom ir maistui. Tai bus nedaugiau 1500. Ir apibendrinant viską, kainuot neturėtų daugiau nei 3000 eurų, o iš tikrųjų, ko gero, kiek mažiau. Tai yra 4 asmenų šeimai, nuo 7 iki 750 eurų asmenį. Tai tokios maždaug išlaidos. Dar keli žodžiai apie mano kelionį į Kroatiją automobiliu. Apibendrinam. Kelionė buvo 8 dienos, tikrai mažoka. Šiaip rekomenduočiau bent 12 dienų, nes man gavosi gana įtempta, bet jau kiek turėjau laisvų dienų, tiek turėjau, nes labai didelį norą turėjau apsilankyti Kroatijoje šiais metais automobiliu. Apsilankiau, tiek truko, bet tiek to. Toliau, kas liečia nakvynių kainą. Gavosi nemažas, bet norint kiek pataupyti, jūs tiesiog galite rinktis ne patį sezoną, o gegužę, rugsėjį, gal birželį irgi tiktų. Ir kiek pasirūpinti iš anksto, nes tokiu atveju dar geriausios vietos pigiausios neišgraibstytos ir tikrai galima rasti ženkliai daugiau pasiūlymų. Kai renkiesi dieną prieš, tai jau renkiesi iš to, kas liko. Jeigu kam įdomu, kas nematė, praeituose videose esu paskaičiavęs, kiek kas kainavo ir kasdien, pasakojau apie kelionės maršrutą, išlaidas.